Labas. Dar viena tema, arba buvusi tema, šioks toks vienoks ar kitoks pratęsimas apie šitą bernioką, kur tas mergaitės nužudė, apie šitą istoriją ir apie vadinamą reakciją ir vertinimus tų, žinai, kaip ten susidorojimas, kad mušė ten vieni ten, kad užstoja visai ten tą. Aš nenoriu sakyti žmogžudį, tą žmogų vargšą, tą įsivėlusį, žinai, šitą velnį, žinai, pakliūsį, principė, nužudė žmonę. Man akise tai vis tiek čia žmogus puolės ar kvailas ar dakas, man kaip sakė, nėra puolusių, nėra šventųjų be praeities, nėra puolusių be ateities. Tai yra mintis tokia, kad dėl ko, žinai, vieni smerkt puola, kiti tai yra būdai reaguoti skirtingi, kiti, kam ten susidorojimas vyksta, linčai kažkokie dakas, kiti tada teisė tuos, kurie kam užstoja žmogžudį. Matai, tada kiti dar matymai, dar, jeigu, žinai, tai pastraukia iš šalies ir žiūri iš visi šalies įmanoma. Kas čia, kur čia, kas čia dėsi. Šis čia tik žmogai žmonės šitoje planetoje. Bet matai, kame yra įdomybė sunkiai, sakykime, integruojama ar suvokiama tikrai daugeliui. Man pačiam tas yra savotiškai nepaprastas dalykas, sakom, sudėlioti visoj bendroje pasaulyje ir sampratai, ir psichologijos, ir sociologijos vadinamos prasme, ir iš viskas čia dėdas civilizacijom, dar kokiam nori metafiziniam prasme. Matai, aš turiu patirčių, kurios man daleiskim, man tos patirtis yra labai stiprios, beveik faktiškas, sakykim, žinai, nes tos patirtis, žinai, yra kaip ir nekūniška, žinai, mistinės vadinamos, mes vadinam, kaip nors, kad žmonių kūnuose gyvena skirtingos būtybės. Toliau aš turiu begalę patirčių ir ne aš daugelį, bet aš kalbu vis laik praktiškai apie savo patirtis, kad iš tikrųjų yra tas vadinamas nematomas dvasinis demonų visokių ir angelų, begalinė įvairovė už mums matomos šitos realybės plotmės, ar kaip išmatavimo, kaip čia vadinamas, yra begalinė tikrovė, begalinė flora ir fauna, daug didesnė, platesnė, įvairesnė, nelyginamai platesnė, įvairesnė negu šito žemiškoje. Matai, ir kūnas gyvena skirtingas būtybės. Tai kas ten, kur, pažiūrėk, dabar šiandien tokį straipsniuką man kažkas atsiuntė, pasidalino į Angliją, Airiją, kas dėjosi ne per seniausiai, čia 100 metų bėgėje kažkur net, vienuolynuose, kur vykdavo masinės vaikų žmogžudystės, ritualinės, kur vaikai buvo kankinami, gabalais plėšami, ritualai daromi, besodiniai, satanistiniai. Ten, jeigu neklystu, rasta 140 vaikų, pačių vairiausių, nuo kūdikių iki vyresnių palaikai. Kaip tai suprasti? Kaip tai paaiškinti? Ir tai darė vienuolynuose, prisidengė pačiam gražiausiam tezėm, filosofijom. Kaip ten Evangelijai parašyta? Šėtonas, sako, visada ateina šventojo apdaruose. Tai matai, kontekstas, kalbam apie čia, kas čia smerkė, kas pasmerkė, kas kažką ten kaip vertina, neįvertina. Tai matai, kas yra. Jeigu žiūri, sakam, vėl, biškai, nuo aukščiau, iš toliau, žinai, visus tos reiškinius. Tai pirmas dalykas, reikia suprasti patį žmogų, kas yra pats tas žmogus, nes patį žmonės, žiūrėdami kiti žmonės, jau jie, sakykime, pažiūrėkit, ką aš turiu. Tai yra, mano sampratai, žmogus, man šias kūniškas, žmogus tai yra, aš apibrėžimą tokį darau, žmogus tai yra
Kūnas ir tas, kas gyvena kūne. Laikinai apsigyvena kūne. Tai kaip sapus. Tada supraskite, kaip skamba man šitas išreiškimas. Vat nužudė. Pirmoje eilėje nužudė tas, kas gyvena kūne, kas tą kūną valdo. Na, iš išorės tu žiūri, matai tą bernioką kažkokį ten susivėlusi įvairiam prasmėm. Aš matau ten, kas ten gyvena viduj. Na, bandau siekti suprasti, matyti, kas gyvena viduj. Paskui nužudė. Dip. Mergiotės nužudė. Ten vėl dušelė atsiduvo kažkokias, tai suprantate, ir paleido. Ką reiškia nužudyti? Karuose miršta. Skrenda dušelės, gimsta, miršta. Ir kaip miršta, gimsta? Kūnuose kažkas gyvena. Na, aš taip samprotauju. Paskui kas ten kalbėjo, nemačiau, negirdėjau, aš per daug čia nesidomėjau. Kas nors svarstė, kodėl? Tokia vadinama karma tam mergiotėm parėję. Už ką? Kodėl? Kodėl jis buvo tokie, žinčiai jaunystėje, ir išimtas iš dublio, kaip aš Alekskai vadinu, ištrauktas iš filmuko paleisto. Kodėl? Kodėl nutraukta jam buvo šitą žemišką savirealizaciją uždarytą? Matai, kaip mes sakom, nebūtinųjų patirčių nebūna. Lyg kaip mes sakom, nebūna nei būtinųjų pakylėjimo, nei nebūtinųjų nuopuolių. Kažkas turėjo ateiti ir įvykdyti šitą misiją. Kodėl šitų mergaičių neapsaugai, neapgynė jų angelai sargai vadinami, dar kas prižiūrėtojai. Aš kaip tarp kitką galiu įterpti šitą vietą, kad sampratėlė tokia. Aš gyvenime irgi turėjau įvairiausių etapų su visokiausiais piliečiais. Buvo viena kart situacija, kai vienas toks pilietis, jis realus žmogžudys buvo. Jis nužudė, buvo veikli žmonės, jis grasinosi nužudyti ir mane. Jis manęs tipo ieškojo, gaudė. Jis jau buvo nužudęs veikli žmonės, jį gaudė policija, paskui jį pagavo, šiaip taip sumoja ir jis kalėjime nusižudė, irgi gautas žmogžudys. Jis mane irgi norėjo nužudyti. Ir man draugai sakydavo, klausyk tu, sako, atsargiau, sako, gal tu kažkaip slėpkis, saugokis, sako, žinai. Kol to durnio, sako, nepagavo. Aš žinai, kaip sakydavo, nereikia. Jeigu manęs nesaugo iš viršaus, tai matai, kaip sakau, ko nesaugo iš viršaus, tai neprisaugos niekad. Ir niekad kažkaip, niekad ir neįvyko. Čia, matai, neapsaugoja kažkodėl, nesaugoja. Jeigu mes dar iš aukščiau, sakom, žiūrim, matom, tai iš tikrųjų kažkas ir projektavo tą įvykį. Dėlioja, savrangia, kas, galvoja, būtinai tamsis įsiegas. Kas buvo tos mergaitės atvydinamas praeitos gyvenimus? Iš kur pas jis tokia karma? Viena dėva. Paskui reikia žiūrėti į šeimą, dar ką nors. Priežastingų pačių įvairiausių būna. Nebūtinojo vyksmo, visą tai nevyksta. Todėl tie, kurie ten užpuolė, pagavom, apdaužė, mušė, niekad labai jie neprimušė, biškį apdaužė, biškį koks čia susidorojama. Labai dar palyginti humaniškai ten. Gali aiškinti, studijuoti tas psichologinius motyvus, dėl ko ten jie jį pagavo, apmušė. Tai čia natūralūs irgi bandos instinktai, socialiniai galėt skaitai instinktai, nevykusi blogą sociumo ar bandos tą narį, individą, priimta, pažiūrėk, kaip beždžionės sudraska savo narį, kuris sudraska ir suėda šimpanzės, pažiūrėk. Jeigu jas, nežinau, kokiais ten kriterijais sutarė visas chorom, kad ta beždžionė jam nebetinkama, chebra jas tiesiog sudraska ir suėda. Lygiai tą vilką įdė, kas nors man. Daug kas taip elgiasi. Tai natūralūs instinktai. Tai aišku, žinai, mesgi žmonės. Žmonės. Aš savo senoj dėstama jau psichologija aiškins, 95 gal procentų žmonių 95% savo elgesio motyvacijų vadovaujasi instinktais. Gal užvaliuotais, pavadinamų mandagiu elgesiu, gražiom manierom, rašymu be klaidų, gramatika tobula, ten gerų vakarų, labų dienų. Viduje yra tik tai noras turėti aukštesnį socialinį reitingą arba instinktų prasme, sakykime, hierarchinį statusą aukštesnį.
Tai va, matai. Tai sumoji mintis apie ką? Kad visi elgesi šitam pasauliu, šitoj planetai savo protingumo, išsivystymo maksimume visi. Ir smerkiantys, ir gelbėjantis, ir nupuolantis, ir pakeliantis. Visi savo. Štai kaip, kas turi ausį, tie girdi. Štai kaip yra pasakyta. Tėvas veda savo vaikus trumpiausiu keliu. Visus, be išimties.